Labadiena, aš esu Birutė Petrauskienė ir šiandien aš kalbėsiu apie giliųjų venų trombozes ir jų gydymą antikoaguliantais. Giliųjų venų trombozės ir antikoaguliantai. Mano paskaita yra paremta 2012 metų antitrombotikų ir trombolitikų terapijos nuorodomis. Tai yra Amerikos širdies chirurgų nuorodos ir mano manimu tai yra vienos iš tokių tiksliausių ir geriausiai apibrėžiančių įvairias patologijas. Veninės trombembolijos, į jų savoką tai įeina ir pacientai sergantis plaučių arterijos trombembolija ir giliųjų venų trombozė. Ir kaip matote, veninėmis trombembolijomis suserga 1-2 iš 1000 gyventojų. 12% mirčių ES sukelia veninės trombembolijos. Nuo 7 iki 11% pacientų su plaučių arterijos trombembolija miršta ūmiame periode. Mirčių skaičius per 30-90 dienų yra 3-5% nuo giliųjų venų trombozių ir 6 iki 23% nuo plaučių arterijos trombembolijų. Tie, kurie išgyvena, per 3 mėnesius 15-18% iš jų numiršta. Kaip dažnai veninės trombembolijos pasikartoja? Veninės trombembolijos epizodai pasikartoja 3 kartus dažniau ligoniams po plaučių arterijos trombembolijos nei su giliųjų venų tromboze. Ligoniams su giliųjų venų tromboze veninė trombembolija pasikartoja maždaug 20% pacientų. Po 2 metų 18% pacientų, po 5 metų 25% pacientų ir po 8 metų 30% pacientų. Yra atlikti tyrimai ir pasirodo, kad maždaug 40-50% pacientų, kurie serga proksimalią giliųjų venų trombozę, turi besimptominę plaučių arterijos trombemboliją. Tai yra įrodyta atliekant plaučių skenogramas. Ir mums kartais atrodo, kad ligonis serga tik giliųjų venų trombozę ir mes visiškai nepagalvojam apie tai, kad ši giliųjų venų trombozė gali sukelti plaučių arterijos trombemboliją. Pacientai sergantis giliųjų venų trombozė, jų tarpe mirčių yra mažiau. Giliųjų venų trombozės labiau sukelia kojų tinimus, veninės gangrenas kojose. Pacientams, kuriem jau serga giliųjų venų trombozė, jie 2 kartus dažniau išsivysto giliųjų venų trombozės. Galimos paradoksinės embolizacijos per atvirą forameno valiją. Pusė pacientų su giliųjų venų trombozėm neturi simptomų ir ji yra diagnozuojama tik ultragarsiniu tyrimu arba kontrastinės flebografijos būdu. Giliųjų venų trombozė tai yra lėtinė liga. Grįžtamoji giliųjų venų trombozė būna 17-30% pacientų per 2-8 metus. Daugeliui pacientų įsivysto potrombozinis sindromas. Maždaug 25-30% pacientų per 2-5 metus turi postrombozinį sindromą ir po 20 metų 4% pacientų išsivysto opos, ką mes matom štai šiame paveikslėlyje. 3,8% pacientų, kurie serga giliųjų venų trombozę, per 2 metus išsivysto lėtinė plautinė hipertenzija. Kas tai yra postrombotinis sindromas? Jisai 1/4 iki 0,5% pacientų su giliųjų venų trombozėm išsivysto per 2 metus. Blogėja gyvenimo kokybė, reikia ilgai nešioti kompresinės kojines, ilgą laiką reikia vartoti antikoaguliantus, kurie gali sukelti kraujavimus. 30% pacientų būna sunkus potrombotinis sindromas, tai yra odos pigmentacija, paraudimas, išsivysto žaizdos. Taigi, giliųjų venų trombozė tai yra labai sudėtinga liga ir jinai reikalauja ilgalaikio ir teisingo gydymo ir šios ligos pagrindas tai yra krešulys. Kaipgi susiformuoja krešulys? Krešulio formavimas jis priklauso nuo kraujo tėkmės, nuo kraujagyslės endotelio ir nuo kraujo sudėties. Krešulio formavimuisi labai svarbi yra Virchovo triada. Tai yra įvairios faktoriai, kurie sukelia veninės trombozės. Tai veninė stazė. Veninė stazė galima tada, kai yra imobilizacija, pooperacinis periodas, pogimdyvinis periodas ir nėštumo metu. Kraujagyslės sienelės pažeidimas ir kraujo komponentų pakitimai yra būdingi ligoniam po operacijų, nėštumo metu, pacientam, kurie vartoja kontraceptinius vaistus, pacientai, kurie vartoja chemioterapiją vėžio gydymui, nefrozinis sindromas, trauma, nudegimai, infekcija ir antikoaguliacinių baltymų deficitas. Kraujagyslės pažeidimas
būna, kai yra trauma, nudegimai, apatinių galūnių operacijos, sepsis, varikoziniai venų pakitimai ir potrombotinis sindromas. Taigi esant šiem rizikos faktoriam ir vystosi krešulys. Rizikos faktoriai yra vidiniai rizikos faktoriai, tai yra tada, kai yra padidinto krešėjimo būklės ir įgyti rizikos faktoriai. Iš įgytų rizikos faktorių tai yra amžius, insultas, paralyžius, kuris sukelia nejudrumą, buvusios veninės trombinės embolijos, piktybiniai augliai ir jų gydymas chemioterapinėmis procedūromis, didžioji chirurgija, traumos, didžiosios arba apatinių galūnių, nutukimas, centrinės venos kateteriai, uždegiminės žarnų ligos, nefrozinis sindromas, varikozinės venos, kontraceptinės priemonės, pakaitinė hormonų terapija, nėštumas ir pogimdyminis laikotarpis, ūmios medicininės ligos. Veninių trombozių išsivystymui labai didelės reikšmės turi chirurginės intervencijos. Ypatingai tai yra didelės traumos ir ortopedinės operacijos. Tačiau daugelis turbūt nežino, kad pacientai, kurie guli intensyvios terapijos skyriuose ir turi sunkią terapinę ligą, sakykime, sunkų kvėpavimo funkcijos nepakankamumą, širdies nepakankamumą, net nuo 10 iki 80% šių pacientų turi veninių trombozinių išsivystymo riziką. Labai didelė rizika yra, kai yra stuburo smegenų pažeidimai, didelės traumos ir šlaunikaulio lūžis. Didžiosios chirurginės operacijos, tiek pilvo, tiek ginekologijos, urologijos, irgi, kaip matot, veninių trombozių išsivystymą rizika yra nuo 15 iki 40%. Ir kartais mes net nepagalvom, kad net trumpa imobilizacija iki 1 savaitės gali sukelti veninę trombinę emboliją. 50-70% simptominių giliųjų venų trombozių ir plaučių arterijos trombembolijų įvyksta neoperuotiem ligoniam. 5% sunkiai sergančių pacientų gali numirti plaučių arterijos trombembolijos. Ir pasirodo, kad tik tai 50% sunkiai sergančių pacientų gauna giliųjų venų trombozės ir plaučių arterijos trombembolijos profilaktiką net ir didelės rizikos grupėse. Yra atliktas toks Reiter registras tarp ligonių, kurie serga simptominė veninė trombinė embolija ir yra pažiūrėta, kurie rizikos faktoriai yra patys svarbiausi. Tai kaip matot, amžius, kūno masės indekso virš 30, vėžys, varikozinės venos ir buvusi veninė trombinė embolija. Ir kuo daugiau šių rizikos faktorių turi mūsų pacientas, tuo yra didesnė rizika veniniam trombozėm. Štai, jeigu mes turim 5 rizikos faktorius, tai giliųjų venų trombozės rizika yra 100%. Buvo pastebėta iš šito Reiter registro, kad 40% pacientų turi 3 ir daugiau rizikos faktorius. Nėštumas. Veninių trombembolijų dažnis nėštumo metu yra 0,6 iki 1,3 tūkstančių gimdyvių. Tai yra 5 kartus dažniau nei moterim nenėščiom. 2/3 giliųjų venų trombozių vyksta prieš gimdymą. 40-60% plaučių arterijos trombembolijų įvyksta per 4-6 savaitės po gimdymo. Ar labai svarbi yra profilaktika? Aišku, svarbi. Va štai atlikti yra tyrimai įvairių studijų ir pasirodo, kad jeigu mes taikom antikoaguliantus, tai mes maždaug 45, net iki 74% sumažinam giliųjų venų trombozės riziką. Kaipgi formuojasi krešulys? Yra krešėjimo kaskada ir pati pradžia krešulio, tai yra audinių faktoriaus susijungimas su 7 faktorium. Jisai jungiasi su 9 faktorium, suformuoja protrombinazės kompleksą, kuris aktyvina 10 faktorių. 10 faktorius protrombiną verčia trombinu ir vėliau trombinas fibrinogeną verčia fibrinu ir išsivysto krešulys. Esame antikoaguliantai, jie turi poveikį įvairias krešėjimo grandines ir jie yra suskirstomi taip. Netiesioginio veikimo, tai yra tie, kurie slopina trombiną, jungdamiesi su antitrombinu 3. Ir šiai grupiai priklauso nefrakcionuotas heparinas, mažos molekulinės masės heparinas. Tiesioginio veikimo, tai yra antikoaguliantai, kurie tiesiogiai jungiasi su trombinu, esančiu tiek cirkuliuojančiu kraujuje, tiek esančiu krešulyje. Ir čia yra iš mums žinomų dabartinių medikamentų, tai yra dabigatranas. Netiesioginio 10 faktoriaus inhibitoriai, tai yra, kurie jungiasi su antitrombinu 3 ir
tokiu būdu slopina 10 faktorių, tai yra fondaparinuksas ar Rikstra. Tiesioginio 10 faktoriaus inhibitoriai, kurie jungiasi tiesiogiai su 10 faktoriumi ir jį slopina, tai yra rivaroksabanas, apiksabanas ir vitamino K antagonistai, arba dar kitaip vadinami netiesioginio veikimo antikoagulantai. Ir čia yra priklauso mums gerai visiems žinomas varfarinas. Jeigu mes pasižiūrėtumėm į jų tiksliai vietą, į taikinius, kurios veikia antikoagulantai, tai matot, geriamieji tiesioginio veikimo antikoagulantai, vitamino K antagonistai varfarinas, jisai veikia į krešėjimo faktorių sintezę kepenyse, 7, 9, 10 ir 2 faktorių, rivaroksabanas, apiksabanas tik į 10 faktorių, dabigatranas į 2 faktorių arba trombiną. Štai injekciniai antikoagulantai, fondaparinuksas į 10 faktorių, mažos molekulinės masės heparinai į 10 faktorių į trombiną ir nefrakcionuotas heparinas į 10 faktorių ir trombiną. Antikoagulantai buvo sukurti jau labai seniai ir, kaip matot, pradėti vartoti nuo 1930 metų, vitamino K antagonistai nuo 1940 metų, o štai dabar paskutiniu metu atsirado geriamieji tiesioginiai 10 faktoriaus inhibitoriai, tai yra rivaroksabanas, apiksabanas ir geriamieji tiesioginiai inhibitoriai, dabigatranas. Koksgi yra gydymo tikslas? Pagrindinis tikslas yra apsaugoti nuo trombo išplitimo ir ankstyvo bei vėlyvo veninių trombembolijų pasikartojimo, vėlyvų komplikacijų atsiradimo. Tai yra postrombotinio sindromo, plautinės hipertenzijos. Ir pirmasis tyrimas, kuriame lygino antikoaguliacinį gydymą su placebo, buvo atliktas 1960 metais ir šis antikoaguliacinis gydymas ženkliai sumažino trombembolijų ir mirčių dažnį. Štai yra New England Journal of Medicine ir netgi 1949 metais buvo aprašyta antikoagulantų vartojimas tromboflebitų ir plaučių arterijos trombembolijos gydyme. Kaipgi gydomos yra veninės trombembolijos, tai yra ir giliųjų venų trombozės, ir plaučių arterijos trombembolijos. Pradžia yra pradinis gydymas, tai yra gydymas intraveniniais arba poodiniais antikoagulantais, nefrakcionuotas heparinas, mažos molekulinės masės heparinai, fondaparinuksas. Ir tas gydymas yra 5 dienos. Kartu su juo yra rekomenduojama pradėti vitamino K antagonistus ir tai yra jau vitamino K antagonistais yra gydoma ilgą laiką, iki 3 mėnesių ir kai kurie pacientai yra gydomi ilgiau, iki 6 mėnesių ir yra pacientų, kurių gydymas yra prailgintas, neapibrėžtas ir tai yra įvertinama pagal individualią riziką. 2012 metų Amerikos krūtinės chirurgų rekomendacijų 9 redakcija sako taip, kad ūmios veninės trombembolijos gydymas pradedamas nedelsiant. Arba mažos molekulinės masės heparinais į paodį, arba nefrakcionuotų heparinų į veną, arba fiksuotomis dozėmis į paodį, arba nefrakcionuoto heparino monitoruojamomis dozėmis į paodį. Fondaparinuksas ir kartu skiriami vitamino K antagonistai arba kiti antikoagulantai. Giliųjų venų trombozės gydymas yra pagristas tiek saugumu, tiek efektyvumu. Saugumas tai yra pasirinkti vaistą, kuris yra saugus, pasirinkti laiką, kada skirti antikoagulantus, o efektyvumas yra svarbu pasirinkti dozę ir pasirinkti atitinkamą gydymo trukmę. Kodėl yra labai svarbu pasirinkti atitinkamą vaistą? Todėl, kad kraujavimo rizika giliųjų venų trombozės arba plaučių arterijos trombembolijos metu sukelia daugiau mirčių negu tiem pacientam, kuriem yra be kraujavimo. Štai yra, jeigu pažiūrėtume mirčių skaičių pacientam, kurie yra be kraujavimo per 30 dienų, tai yra 1,7%, o tie, kurie kraujuoja, tai yra 8,6% ir, kaip matot, mirčių skaičius padidėja net 7 kartus. Kodėl? Todėl, kad masyvus kraujavimas pats sukelia mirtį, nutraukiamas antikoaguliacinis gydymas, kas paskatina pakartotiną trombozę, taip pat gali progresuoti asimptominė giliųjų venų trombozė ir kraujavimo metu yra skiriamos transfuzijos, kurios irgi gali pabloginti ligonio prognozę. Ar galima kraujavimą numatyti? Kraujavimo rizikos faktoriai. Tai yra amžius,
ligoniai, kurie jau kraujavo, tai yra vėžys su metastazėmis, inkstų funkcijos nepakankamumas, persirgtas insultas, diabetas, anemija, bloga antikoaguliantų veikimo kontrolė. Jeigu mes skirstim per didelę dozę mūsų pacientai, tai gali sukelti kraujavimą. Kartu vartojami medikamentai, aspirinas, klopidogrelis, klubo sąnario operacijos, trombocitopenija, sunki kepenų liga su koaguliopatija, dažni nukritimai ir alkoholis. Reiter kraujavimo rizikos balai, pagal Reiter registrą kiekvienam požymiui yra skiriami balai ir pagal tai yra nusprendžiama, kokia yra kraujavimo rizika. Jeigu yra buvęs didysis kraujavimas, tai rizikos balai yra 2. Kretininas virš 1,2 mg decilitre 1,5 balo, anemija 1,5 balo, pacientas sergantis vėžiu 1 balas, akivaizdi kliniškai plaučių arterijos trombembolija 1 balas. Amžius virš 75 metų 1 balas. Ir kaip matot, maksimalus balai yra 8 ir jeigu maža rizika yra tada, kai mes neturim nei vieno iš šių rizikos faktorių. Jeigu turim 1 arba 4 balus, tai yra vidutinė rizika ir tie pacientai, kurie turi daugiau kaip 4 balus, tiem pacientam yra didelė kraujavimo rizika. Ir pagal atsižvelgdami šios rizikos balus mes ir galėtumėm pasirinkti tą gydymą, kuris sukelia mažiausiai kraujavimą. Inkstų funkcijos nepakankamumas. Kodėl jisai yra labai svarbus? Todėl, kad esant inkstų funkcijos nepakankamumui sumažėja vaisto išskyrimas, prailgėja vaistų skilimo pusperiodis ir didėja vaisto koncentracija kraujuje. Trombocitopenija. Vaistų sukeltos trombocitopenijos, jos sukelia daugiau kraujavimų. Štai matot, kuo yra didesnė trombocitopenija, tuo daugiau kraujavimų, o ir kuo daugiau yra trombocitopenija, tuo didesnis yra mirčių skaičius. Todėl renkantis vaistą, kai mes turim trombocitopeniją arba vaistas, kuris pats sukelia trombocitopeniją, mes turim būti atsargus ir rinktis tos vaistus, kurie nesukelia trombocitopenijos. Ir štai 2012 metų nuorodos ir sako, kad jeigu mes įtariam heparino sukeltą trombocitopeniją, yra nutraukiami nefrakcionuotas heparinas ir mažos molekulinės masės heparinai ir skiriami tiesioginiai trombinų inhibitoriai. Norint išvengti trombocitopenijos, mes turim vartoti fondaparinuksą arba trombinų inhibitorius, vieną iš jų bivalirudiną. Pirmoje paskaitos dalyje mes apžvelgėme giliųjų venų trombozės išsivystymo patofiziologiją, rizikos faktorius ir gydymo strategiją. Ir dabar padarysim pertraukėlę.